Tikriausiai ne vienam teko girdėti apie rastą žinutę butelyje. O kaip dėl žinutės paslėptos medžio kamiene? Būtent tokia istorija nutiko 2019 metais Kauno rajone. Vienas vyras, skaldydamas malkas, netikėtai aptiko raižinį iš praeities. Uosio kaladėje išskaptuotas Jogailaičių dvigubas kryžius su užrašu Lietuva. Manoma, kad tai partizanų žinutė iš praeities. Nėra tiksliai žinoma, ką reiškia šita žinutė. Yra tikimybė, kad ženklas medyje žymėjo partizanų žūties vietą, gal net kapą. Esu pagalvojęs, kiek dar Lietuvos miškuose neatrastų bunkerių. Vienas toks buvo atrastas visai neseniai Telšių rajone. Aptiktas Žemaičių apygardos partizanų vadavietės bunkeris. Įėjimas į jį per šalia esančią pirtį. Visgi, kaip pavyko taip ilgai išsaugoti nepaliestą bunkerį? Nusprendęs palikti slėptuvę, partizanų vadas Povilas Bagdonas bunkerį užvertė akmenimis, o sodybos šeimininkui pasakė niekada apie bunkerį nekalbėti. Kasinėjimo metu aptikta daugiau nei 300 įvairiausių radinių, nuo adatos sagų iki ginklams valyti skirtų priemonių. Taip pat atrasta odinių diržų su sagtimis, kvepalų buteliukų, vaistų ampulių. Dar vienas bunkeris buvo rastas netoli Lietuvos esančiose Latvijos miškuose. Antrojo pasaulinio karo laikų bunkeris itin gerai išsilaikęs. Įsivaizduokite, einate mišku ir netikėtai įkritote į kažkokią ertmę. Ir suprantate, kad atsidūrėte bunkeryje, kuriame nieko nebuvo daugybę metų, nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Iš istorijos yra žinoma, kad 1945 metų pavasarį šioje teritorijoje vyko mūšiai. Buvo įsikūrusi Vokiečių pėstininkų divizija. Bunkeris, manoma, buvo naudojamas kaip karių poilsio vieta. Rugsėjo 1-ąją į pažintinį žygį išėję turistai upės vingyje aptiko 5 žmonių kaukolės. Panašu, kad kaukolės yra vaikų. 4 kaukolėse matomos skylės, ko gero yra šautinės. Manoma, aukos buvo nušautos karo arba pokario laikotarpiu. Apleisti namai miške dažnam gali sukelti šiurpius pojūčius. Tamsa dar labiau sustiprintų tokius pojūčius. Įsivaizduokite, kad vaikštote miške sutemus ir netikėtai atrandate kažką panašaus į apleistą namą. Nors ir būtų šiurpu, manau, norėtumėte žengti į vidų ir pamatyti, kas slepiasi viduje. Vienas toks namas mane glumina iki šiol su savo šiurpia istorija. Nežinia, kiek laiko apleistame pastate, nieko įspūdingo nepamatysite. Tik krūva įvairių šiukšlių ir apanglėjusios sienas. Kalbama, kad čia kažkas pasirinko pasitraukti iš gyvenimo. Dar vieną namą netikėtai aptikau klajodamas mišku. Deja, jis jau buvo sugriuvęs. Įdomu, kas sugalvojo čia palikti šį žaislą. O kas čia dabar? Iš kur čia išdygai? Šis radinys mane suglumino ir tuo pačiu prajuokino. Neatrodo taip šiurpu kaip Lėlių saloje, tačiau vis tiek gan keista. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.